Va, kur aš įkėliau YouTube'ą, pavadinimas pigus sprendimas baigsis teroru. Tai jūs pagalvokit, ar darbas yra pigus sprendimas? Nu, tu gauni 500 eurų per mėnesį, ne velnio nepigu, ir sunku dirbti, ir sunku panašiai. O at Vasaros gatvė. Ar Vasaros gatvė yra brangus sprendimas? Biudžetinė įstaiga, pora lūšnų, ten lūšnos Vasaros gatvėje. Pakankamai prastos sąlygos, mažai erdvės, mažai vietos Vasaros gatvėje. Tai jūs dabar pagalvokit, ar gali tai būti, kad tas blogiausias sprendimas yra profesinė reabilitacija? Kad profesinė reabilitacija ir yra šudiniausias sprendimas Vasaros gatvėje. Aš lankiausi Vasaros gatvė ir labai nusivyliau. Ten nepanašu į ligoninę, ten yra lūšnynas. Vasaros gatvė yra lūšnynas. Ten net ne ligoninė, ten pasityčiojimas iš ligoninės. Ten net maistą turi pėsčiom nueiti ir pasiimti. Įsivaizduoji, pietus, vakarienę, pusryčius turi pėsčiom eiti ir pasiiminėti. Ten lūšnynas, ten kaimas. Vasaros gatvė yra kaimas. Va kas ten. Panašus kaimas kaip Kaunas. Vasaros gatvė yra kaimas. Taip kad pigiausias sprendimas yra turėti reikalų su Vasaros gatve. Tai yra pigiausias sprendimas. Pigus sprendimas Vasaros gatvėje pasibaigs teroru ir Rokiškiu. Pigiausias sprendimas tai yra Vasaros gatvės reabilitacija.